Gučinas, pipa, jangčinas, erhu ir gudžengas. Nežinote kas tai, tuomet įdėmiai žiūrėkite kolegų reportažą. Visi šie nelengvai įsimenami žodžiai tradicinių kinų muzikos instrumentų pavadinimai. Juos į Lietuvą atvežė 5 Kinijos centrinės konservatorijos, svarbiausios šalies aukštosios muzikos mokyklos absolventai. Vilniaus universiteto Konfucijaus instituto 3 kartą organizuojamojo kinų kultūros savaitėje didžiausias dėmesys skiriamas tradiciniai kinų muzikai. Senoji kinų muzika labai įvairi. Pavyzdžiui, gučinas – itin senas instrumentas, juo atliekama muzika rami. Gudžengu galima atlikti kur kas daugiau ir įvairesnių kūrinių. Erhu ir jangčinu dažniau atliekamas folkloras. Visi instrumentai labai skirtingi, tačiau ir ypatingi. Manau, kiekvieno iš jų skambesyje girdima Kinija. Vienas seniausių tradicinių kinų instrumentų – gučinas arba činas. Kinijoje jis itin vertinamas, vis dėlto groti gučinu moka vis mažiau žmonių. Gučinas sukurtas prieš daugiau nei 3000 metų. Groti šiuo instrumentu mokėjo daugybė žinomų žmonių. Vienas iš jų didysis kinų mąstytojas Konfucijus. Pamėgęs gučino skambesį, Konfucijus daug dėmesio skyrė atlikimo technikai ištobulinti. Vėliau činas tapo neatsiejamų poetų ir išminčių atributu. Kiek kitaip skamba keturstygė pipa, itin išpopuliarėjusi 7–9 amžiuje, Tangų dinastijos laikotarpiu. Pipos istorija apima 2000 mečius. Iki šiol tai vienas populiariausių kiniškų instrumentų, kuriuo dažnai groja moterys. Įdomus ir švelnus instrumento skambesys nulėmė, kad pipa buvo itin mėgstama rūmuose. Tekančio vandens, griaustinio ir daugybės kitų gamtos reiškinių garsus atkurti gali gudžengas. Gudžengas vienas senesnių instrumentų. Jis buvo sukurtas prieš kiek mažiau nei 3000 metų ir iki šiol yra mėgstamas. Gudžengas turi 21 stygą, tad kūrinių, kuriuos galima juo atlikti, spektras labai platus. Itin stiprios klausos reikalauja erhu, dar vadinamas kiniškuoju smuiku. Er kinų kalboje reiškia du, o hu – tauta. Nors erhu turi tik 2 stygas, meistro rankose instrumentas prabyla daugybę garsų. Simbolams artimą skambesį skleidžia jangčinas, mušamasis styginis instrumentas. Jangčinu atliekama labai daug kinų folkloro muzikos, vis dėlto populiarus jis ne tik Kinijoje. Manoma, kad instrumentą činų dinastijos atstovai parvežė iš vakarinių Kinijos kaimynų. Išgirsti tradicinių kinų liaudies instrumentų skambesį kauniečiai galės rytoj Vytauto Didžiojo universitete. Sostinėje muzikai koncertuos penktadienį Šventųjų Jonų bažnyčioje.